Svarbiausia vyras sakė, sako, tu visą pati. Balionas, tu spraugo balioną. Jiems viskas reikia taigi tie vaikas, tai visada bijau, kad galvoju, kad taip negali. Viską reikia daryti. Norim vėl biškį. Emilija Malinauskaitė, prašom. Mokytojai, dabar labai prašau atsisukit mane. Dabar jeigu išlieka prieš, pasportuosim šiek tiek. Galės, padėkit žinai, galės. Jūs pastovėkit, aš matau, kad pas mumis tas mokytojas turi būti vienas drąsiausias ir stipriausias. Rasutavičiūtė! Taip. Bet mes labai norėtume pakviesti mūsų kūno kultūros mokytoją. Nu, padrasinkime mokytoją prezidentą. Mokytojų prašome atsisėdę, ateikite pas mus. Prašau. Jūs esat spartiškiausias mokslas mokykloje, bet jau mes įmatėšime apie labai sunkią užduotį. Aš manau, tai čia yra štanga. Duodai pakelti. Štanga. Jinai labai sunki. Matote? Mokytojau, jūs turite ją pakelti. Pakelti čia. Klaidos nėra. Galite susimaukti. Viską išrašom. O čia yra pats stipriausias mokytojas. Jūs visi stebite. Jūs turite savo akimis tiesiog gerėti. Plojimai, mokytojai! Mokytojau, vien. Tu! Tiesialiau! Jaučiu jas stiprybę! Tai mokytojai jūs pakėlė štangą, kuri simbolizuoja mūsų mokyklos stiprybę ir vienybę. Kaip vieningi, kaip štangos svoris. Tikrai sunki labai. Mano galite pakalbėti.
Būkit vieningi ir stiprus, kaip kad šitos štangos svoris, tikrai labai sveiki. Čia meistrai duoda. Bet... Dabar mokytoja visi palygina aplodismentais. Jau. O dabar... turi būti toks dalykas. Taigi, kviečiame tarti keletą žodžių. Olimpinio komiteto pirmininkė Mirga Kupinskienė. Plojamai, plojamai, plojamai! Dideli plojimai, vaikai, dideli plojimai. Rankytės ir kojytės dirba. Sveiki sugrįžę. Sugrįžę kaip į savo namus, į mokyklą, mokiniai, jų tėveliai, mokytojai. Sveikinu visus, prasidėjus naujiems mokslo metams. Ir ypatingai pirmokus, kurie pirmą kartą atėjo. Ypatingai penktokus, kurie taip pat yra naujokai šio mokykloje. Ir visus tuos, kurie papildė kitų klasių gretas. Visus sveikinu, pradėjus naujuosius mokslo metus. Kaip ir kiekvienas rugsėjis, jisai toks taip pat graži diena, švytintis jūsų veidai, bet kiti metai, kiti reikalavimai, kitos užduotys ir kiti siekiai. Dauguma paukščių iš tiesų išskrido, paliko savo gimtuosius kraštus, o jūs priešingai, jūs sugrįžote į mokyklą kaip į savo namus, į atnaujintą, išgražintą. Dėl to turėtumėm aišku būti dėkingi darbuotojams mūsų gimnazijos, ypatingai pavaduotojai ūkiui Broniui Dubavičiui ir be abejo jums tėveliai, nes dėka jūsų paramos mes galėjome atnaujinti mokyklą, atnaujinti patalpas. Ir viliuosi iš tiesų, kad jūs mylite savo mokyklą ir mėgstate ją. Jei taip, tai pritarkit. Ar taip? Negirdžiu taip, iš naujo reikiam taip. Nuostabu, tad ir elkitės iš tiesų, kaip mylintis ir tausojantis savo mokyklą, kad saugotumėte patalpas, inventorių ir knygas. Linkiu jums iš tiesų kūrybinės ištvermės ir pasitikėjimo, olimpinio ryžto siekti mokslo